Sveiki, čia Gintaras iš anglų kalbos kursai.net. Tie iš jūsų, kurie yra užsisakę mano blogę prezentaciją apie tai, kaip lengvai įsiminti anglų kalbos žodžius, vieną gražią dieną gaus nuorodą, iš kur galės atsisiųsti Supermemo ir išbandyti, kaip jį veikia. Čia aš noriu parodyti, kaip reikia tą programą atsisiųsti, kaip ją reikia suinstaliuoti ir kaip pradėti naudotis. Taigi, kaip minėjau, vieną gražią dieną savo elektroninio pašto dėžutėje rasite laišką iš manęs su antrašte išbandykite Supermemo. Atsidarę tą laišką, rasite nuorodą, iš kur galima atsisiųsti Supermemo išbandymui. Jeigu kartais jūs nematytumėte laiško arba matytumėte jį labai iškraipytą, galima paspaudus žodį čia gauti geresnį vaizdą. Ir čia bus nuoroda, iš kur atsisiųsti Supermemo. Išsisaugome ją. Taip, instaleris atėjo ir dabar galime jį paleisti. Dabar čia bus keletas klausimų užduota. Šiuo atveju pas mane jau yra suinstaliuota programa Supermemo 2008 ir klausia, ar aš norėsiu instaliuoti į tą pačią direktoriją, kur jau yra suinstaliuota programa, ar į naują vietą. Aš nenoriu gadinti savo programos esamos ir todėl spausiu į naują vietą. Čia mes pasirenkame, kur mes instaliuosime programą. Tikriausiai, kad yra prasmė ją suinstaliuoti į C diską paprasčiausiai, štai šitaip. Taip, nieko čia ypatingo daugiau pas mus neklausia. Susinstaliavę programą turėtume gauti maždaug štai tokį vaizdą. Čia pas mane aš atsidariau savo programą. Jūsų vaizdelis galbūt kažkiek skirsis, bet ne tai yra svarbu. Į ką galima gauti, ką galima išpešti iš to, ką čia mums dabar rodo. Čia yra Welcome Guide ir mes galim paskaityti angliškai apie tai, kaip naudotis programa. Galime spausti mygtuką Learn arba Contents. Jeigu paspausime Contents, tai čia mums atsidarys turinys. Ir mes galime matyti įvairiausią informaciją apie tai, kaip naudotis programa. Tačiau tai yra ne tai, ką aš noriu dabar parodyti. Dabar aš noriu dviem žodžiais labai trumpai pasakyti, nuo ko reikia pradėti dirbti su šita programa. Taigi pirmas dalykas, ką mums reikia čia padaryti, reikia spausti mygtuką File ir susikurti naują kolekciją. Štai čia. Trečia eilutė nuo viršaus, New Collection. Čia mes duosime jai pavadinimą, pavyzdžiui, mes ją galime pavadinti anglų. Štai, kolekcija yra. Dabar, tam, kad pradėti su ją dirbti, mums užtenka paspausti mygtuką Add New. Ir štai mes jau turime langą, kur, tiksliau sakant, du langus, viršuje įvesime klausimą, apačioje atsakymą. Klausimas tai yra frazė, kurioje yra naujas, mums nežinomas žodis. Atsakymas tai bus to žodžio reikšmė, prasmė, vertimas, paaiškinimas, kaip kam patinka. Iki pilnos laimės čia dar trūksta garso. Einame į Edit, Add Components ir Sound. Turime garsą. Dabar labai svarbus momentas. Čia yra viršuje klausimas, apačioje bus atsakymas, čia bus garsas. Dabar, kad mums kiekvieną kartą nereikėtų spaudalioti Edit, Add Components ir Sound, spaudžiame dešinį, tačiau ne ant klausimo, ne ant atsakymo ir ne ant garso, o toj vietoj tame tarpelėje, kur yra tarp šitų stačiakampių. Štai ten, paspaudę dešinį, mes turime eilutę Template ir spaudžiame Save as Default.
Ir mes galime jį taip pat pavadinti kaip ir tas anglų, kaip ir visa mūsų kolekcija. Žinosime, kad tai yra mūsų anglų kalbos šablonas. Štai, išsaugojom. Dabar sekantį kartą, kada mes spausime Add New, mums jau iššoks visi mums reikalingi langai. Čia garsas, čia klausimas, čia atsakymas. Tai ir viskas. Programa nustatyta ir mes jau galime pradėti su ją dirbti. Kam labai rūpi, galima, pavyzdžiui, paspaudus vėl toj pačioj vietoj, ne klausimą, ne atsakymą ir ne garsą, dar pasidaryti savo kažkokią tai pagrindo, kažkokią spalvą naują kitą pasirinkti, kuri mums galbūt labiau arčiau širdies bus va. Gražiau atrodo. Dabar galime išbandyti, kaip programa veikia. Viršuje parašysime klausimą. Ir paryškiname nežinomą žodį. Apačioje parašome atsakymą. Taip. Maždaug šitaip. Čia dabar bus garsas, pakol kas aš to garso neturiu. Kaip įkelti garsą, yra padarytas atskiras vaizdelis. Čia jūs paspaudę dabar ant nuorodos, galite pamatyti tą instrukciją, kaip, kokiu būdu yra įkeliamas į šią programą garsas. O dabar pabandykime pasimokyti savo šitą žodį. Spauskime mygtuką Learn. Štai mes turime klausimą ir spaudžiame mygtuką Show Answer. Jeigu matome, kad mes atsakėme teisingai, spaudžiame Good. Jeigu pamiršome, spaudžiame Bad ir taip toliau. Apie tai irgi yra atskiras vaizdelis, yra instrukcija, kaip aš tai darau, kaip jūs darysite, tai yra jūsų reikalas. O šiuo atveju, sakykim, kad aš šitą žodį prisimenu ir spaudžiu Good. Štai ir viskas. Jeigu paspausime mygtuką Next Repetition, pamatysime, kad daugiau nėra ką mokytis šiandien. Spaudžiame OK ir atsisveikiname su programa. Taigi tiek norėjau šiandien parodyti. Ačiū, kad žiūrėjot. Sėkmės moksluose. Čia buvo Gintaras Akulevičius, anglų kalbos kursai.net. Iki.